Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandieną esu kartu su jumis savo jaukioje virtuvėlėje. Ir šiandieną mes kartu pasidarysime labai skanų varškės tortą. Kad pasidaryti šį skanų universalų kremą su varške, kuriuo mes galime pertepti tortukus, netgi išlyginti tortukus, puošti keksiukus ir dirbti su kitais mūsų skaniais desertais. Mums reikės 500 gramų varškės. Šiame recepte, žinokit, kuo riebesnė varškė, tuo kremas yra skanesnis. Reikės 2 šaukštelių vanilinio ekstrakto, 400 gramų sviesto, minkšto kambario temperatūros sviesto, reikės 120 gramų cukraus pudros ir 100 gramų kondensuoto pieno. Pienas taip pat, jeigu kokybė geresnė, tuo mūsų varškės kremas skanesnis. Ir dabar mums sviestą reikės susimaišyti su cukraus pudra, o šiuos 3 ingredientus sublenderiuoti kartu. Čia nieko sverti nereikia, kadangi pas mane yra varškė po 250 gramų. Aš gal pabandysiu viską daryti stikliniuose induose, nors jie ir nėra labai dideli, bet mes blenderiuosime, niekas čia labai nesitaškys. Labai noriu, kad visą procesą, brangūs žiūrovai, jūs kuo geriausia pamatytumėt. Iškart supilsiu. Jeigu jums kremo šio yra per daug, jūs drąsiai galite dalinti viską per pus, tuomet reikės 250 gramų varškės, 50 gramų kondensuoto pieno ir 1 arbatinio šaukštelio vanilės ekstrakto. Taip pat sviesto reikės tik tai 200 gramų ir 60 gramų cukraus pudros. Viską per pus. Nes aš norėsiu ir susitepti tortuką ir jį šiuo kremu išsilyginti. Todėl aš darau daugiau. Bet jeigu norėčiau tik pertepti, tuomet tikrai užtektų ir vienos normos. Mano tortukas nebus didelis, jos skersmuo bus 18 cm. Ir dabar neskubant blenderio pagalba mums reikia sublenderiuoti iki tol, kol varškė neturės nei vienos kruopelytės varškės, tai yra stambios varškės, iki vientisos tyrės, ar ne? Svarbiausia, kad neišbėgtų man varškė laukan. Nes kuo geriau sutrinsim, tuo mūsų kremas bus vykęs ir su juo bus lengviau išlyginti tortukus. Nes kartais nenori klientas sviestinio kremo, nenori jokio ganašinio. Tai va šis variantas yra tikrai puikus. Varškė pas mane nėra ką tik iš šaldytuvo, aš išėmiau prieš darant šį receptuką, kokį 20 minučių prieš, nes sviestas yra kambario temperatūros. Ir jeigu bus varškė labai šalta, aš manau, jūs suprantat, kas atsitiks. Sviestas atsiskirs tokiais kaip varškės gabaliukais, ar ne, susitrauks nuo kremo. O mums reikia tolygaus vientiso kremuko. Tad temperatūra ingredientų turi būti kuo panašesnė. Va, kad ir maišau, bet jūs, aš labai tikiuosi, brangūs žiūrovai, matote, kad dar yra nemažai varškės gumuliukų. Tad dirbam toliau. Pagaliau baigiau triukšmauti ir visą šią masę išmaišiau. Reikia pasistengti, kad kuo masė būtų lygesnė. Gaunasi toks gan purus, tvirtas kremukas. Varškė sublenderiuota ir dabar mums reikės išmaišyti sviestą kambario temperatūros su cukraus pudra. Ką noriu pasakyti, kad aš pabandysiu šaukštų pradžioje kažkiek visą tai pramaišyti, nes jeigu aš dabar jungsiu mikserį, tai pas mane čia bus didžiulis cukraus pudros debesis. Jeigu sviestas labai toksai nepaslankus, tai galima keliom sekundėm įdėti į mikrobangų krosnelę. Jisai pasidarys žymiai minkštesnis ir elastingesnis. Bus patogiau išmaišyti.
Sviestą reikia išsukti iki purumo, iki šviesumo, iki baltumo. Sustabdau darbą, kadangi sviestas būna išsilakstęs, išsitaškęs ant indo sienelių. Viską gražiai nurinksiu ir dar kartelį išmaišysiu. Aš manau, jūs matot, koks jau sviestas pasidarė purus ir tikrai nebėra toks geltonas. Iki baltos sniego spalvos, brangus mano žiūrovai, sviestas niekada jisai neįsiplaka, nebent mes čia turėtume dėti baltų dažų, tada taip, sviestas bus baltas, tai yra sviestinis kremas. O šiaip jisai visuomet turės tokią gelsvą atspalvį. Ir kad jūs kuo puikiausiai, brangus mano žiūrovai, matytumėt, kaip viskas vyksta, aš dabar jau galiu drąsiai įdėti į stiklinį indą sviestą, nes jisai jau susiplakė. Nes sviestas labai gerai susiplaka mažesniam inde, ta prasme, mažesniam ir aukštesniam. Nereikia jo labai gaudyti, nes kai indas platus, tuomet visas sviestas pastoviai išsikavoja, išsidėlioja ant indo sienelių. Kad ir jisai išsisukęs ar ne, ir vis tiek norisi taškytis. Tai aš jau pergyvenu, kad iš to būsiu graži balta sviestuota. Ir dabar po nedaug aš dėsiu mūsų varškės, tai yra išblenderiuota varškė, dėsiu varškę į sviestą. Brangus mano žiūrovai, kremas išeina nerealiai skanus, bet purus ir minkštas. Kaip ir minėjau, svarbiausia susižiūrėkite temperatūras. Esu kažkur girdėjusi, kad reikia varškę imti iškart iš šaldytuvo, maišyti ir po to dėti sviestą. Na, žinokit, ir pyktis ima ir juokas iš tokių šefų, darytojų, kurie daro video ir va taip jums patarė. Tai 100% kreminis bus fiasko, sviestas atsiskirs nuo kremo ir jūs tada pergyvensit, kaip čia ką ištaisyti. Tad, brangus mano žiūrovai, jeigu aš darau video receptą, video reportažą dėl jūsų, tai žinokit, receptai būna patvirtinti skanus ir patikimi. Kremukas išeina labai vientisos konsistencijos. Jeigu jisai pastovės dabar, jeigu pradės toksai darytis labai porėtas, korėtas, tuomet jį reikia vėl mikserio pagalba prasukti. Jeigu mes padirbame su šiuo kremu ir mums lieka nemažai kremo, tuomet, žinokit, paturiu įdėti į šaldytuvą, apdengti su kontaktu su maisne plėvele ir įdėti į šaldytuvą. O po to kambario temperatūroje atšildyti ir vėl viską gerai pertepti. Puikus kremas, kuriuo mes galime pertepti tortukus. Galime daryti keksiukams kepurėles ar pildyti įvairius kitus desertus arba net užsiimti puošybą. Taip pat mes galime šiuo kremuku išlyginti mūsų tortukus. Tai, brangus mano žiūrovai, aš labai tikiuosi, kad šis video receptukas jums yra naudingas ir vertingas. Jeigu taip, prenumeruokite mano kanalą, dalinkitės su draugais, dalinkitės mano video receptukai savo socialiniuose tinkluose, nes kiekviena prenumerata, kiekvienas laikas man yra be galo svarbus ir reikalingas. Tad ačiū, kad esate kartu ir iki kitų susitikimų kitose video pamokėlėse. Ate?